Tarptautinė muziejų diena mūsų mokykloje pradėta minėti prieš kelerius metus. Šią dieną švęsdavome tikrai nenuobodžiai. Rengdavome parodas, sukviesdavome mokyklos bendruomenę žaisti Kahoot žaidimą ir netgi prakalbinome direktorių Praną Joną Purvį. Ir kasmet tradiciškai iš muziejaus būdavo atnešamas senasis mokyklinis suolas, menantis tarpukario laikus, direktoriaus Vytauto Daraškevičiaus senoji rašalinė, paruošiami plunksnakočiai su rašalu ir mokiniai, mokytojai, netgi mokyklos svečiai bandydavo rašyti taip, kaip rašė mūsų seneliai ir proseneliai. Šiais metais, švenčiant Tarptautinę muziejų dieną, atsirado nauja veikla. Buvo suorganizuotas konkursas Muziejus mums ir apie mus. Konkursas, iniciatyva skirta mokiniams, mokinių tėvams, mokytojams ir kitiems mokyklos bendruomenės nariams. Mokiniai ir mokytojai atnešė daugiau kaip 70 eksponatų iš savo šeimų kolekcijų, atvirukų, nuotraukų, buities daiktų. Apdovanoti buvo ir mokytojai, atnešę parodai įspūdingus eksponatus. Matote nuostabių atvirukų kolekciją, norėtumėm sužinoti daugiau apie ją. Kas čia per kolekcija ir tas žmogus, autorius šitos kolekcijos, kas jums yra? Klemensas Kučinskas yra mano senelis, gimęs ir augęs Žemaitijoje. Jis buvo Lietuvos laisvės kovų dalyvis, zootechnikas ir kraštotyrininkas. Per visą savo gyvenimą iki pat mirties rašė ir piešė įvairiausius piešinius ir dienoraščius. Ką matote ant stalo, tai yra piešti atvirukai ir rašytas dienoraštis, kai jis buvo įkalintas Sibire Intoje. Tai buvo 1954-55 metai. Senelis yra laimėjęs nusipelnytą Valstiečių laikraščio premiją, taip pat gavęs garbės kraštotyrininko apdovanojimus ir Mikelio prizus. Aš esu Gabija Belytė. Šie daiktai yra mano prosenelės vardu Regina. Čia yra špulė, tai dabar vadina verpimo aretė. Čia yra pienui pilti, tai čia kaniukė. Čia yra rankšluostis, seniau vadino abrūsu, o čia yra kultuvė, dabar ją vadina tiesiog skalptrūbam. Čia yra divonas, jį dabar vadina lovatys. Tai čia yra mano dėdės pažymų knygelė. Ar gerai jisai mokėsi? 5 ir 4. Sakyk, ar tai geri pažymiai? Taip. Ką dar atnešiai konkursui? Tai aš dar atnešiau diplomą. Tai jis yra mano močiutės. Uniforma. Kieno šita uniforma? Tai čia mano mamos uniforma. Kalbuosi su Emiliu ir mama Gita. Rankoje Emilis laiko taupyklę, kurią atnešė iš šeimos archyvo. Emili, papasakok, prašau, ir tau mama padės šitos taupyklės istoriją. Šitai taupyklei 50 metų, ją padovanojo prosenelės sesė, močiutės sesė. Taip, ir čia močiutė su savo seserim taupė rublius, litus, talonus taupė, o ką Emilis taupo? Eurus ir centus. Taip,